Negaliu sakyti, kad australai nemėgsta gerti. Man atrodo, visos tautos geria tiek vandenį, tiek vyną, tiek kitus gėrimus. Kaip ir Lietuvoje. Mes turim alaus kultą, sakykim, kad australai turi vyno kultą. Daug vyno įvairaus, skanaus ir labai brangaus. Keista, bet Lietuvoje australiškas vynas kainuoja žymiai mažiau nei pačioj Australijoje. Paradoksas, bet taip yra. Australai mėgsta valgyti ir valgyti skaniai. Jie gamina, verda, kepa ir aišku, jie kepa daug maisto ant griliaus. Vasarą jų visa virtuvė persikelia į lauką. Todėl tai skanu, greita ir pakankamai patogu. Bet ar tai sveika, paliekam spręsti jiems. Bet jie valgo skaniai ir toj pamatysite, ką jie valgo. Kodėl aš laikau ranką uždengę šią lentelę? O jūs atspėkite, kada šis namas buvo pastatytas. Tai yra Melburnas, tai yra Australija. Na ir spėkit. 1, 2, 3. 1842 metais. Vienas iš seniausių pastatų Melburne. Atrodytų nieko ypatingo, nes tai ir lyg tai buvę sandėliai. Bet ką aš rasiu tenai viduj, pamatysite netrukus. Tai yra didžioji paslaptis, ką šios senos sienos slėpė. Vienas iš prabangiausių ir gražiausių namų arba apartamentų Melburne. Tai yra tikras muziejus, iškamšos, seni daiktai. Sakoma, kad muzikos nėra niekada per mažai. Šiuose namuose muzikos būna labai daug. Čia renkasi visi žinomiausi Melburno verslininkai. Čia susirenka tiek politika, tiek pinigai, tiek ir investicijos. Būna labai įdomu. Melburnas tikrai gali nustebinti. Aš pasijaučiau kaip viduramžių pily kur nors Britanijoje. Pažiūrėkit, kaip čia gražu ir kiek čia daug iškamšų. Melbourne Open Cup. Tai didžiausias renginys, kuris sutraukia tūkstančių žmonių pasižiūrėti ir pamatyti teniso žvaigždes.